Ajovos apygarda, čia 911, koks jūsų nelaimės adresas? Aš iš tikrųjų esu prie Lily Lake ir čia atrodo yra negyvas kūnas. Tai moteris, ji vilki tik apatinius. 20-metė moteris randama pasmaugta ir tyrėjai turi imtis visų priemonių, kad surastų jos žudiką. Melodijos Apple Watch pranešė tyrėjams, kad maždaug 12 arba 12:03 val. Nakties jos širdies ritmas staiga pakilo, o tada taip pat buvo užfiksuotas garsus triukšmo signalas. Ei, man ką tik tai pasakė. Nužudymas buvo kažkas, apie ką aš net nežinojau, kas tai yra. Jis turėjo ginklą ir aš paklausiau, ką tu su juo darysi, o jis atsakė, nesijaudink, tai yra. Marijonas, Ajovoje, turi labai žemą nusikalstamumo lygį, labai žemą nedarbo lygį, labai žemą skurdo lygį. Marijonas Ajovoje yra rytinėje Ajovos dalyje, visai šalia Cedar Rapidso. Tai miegamasis rajonas. Tai puikia vieta auginti šeimą. Mūsų miesto dydžiui čia gana ramu. Tačiau 2024 m. vasario 18 d. ramybę ir tylą sudrumstė skambutis 911 numeriu. Ajovos apygarda 911, koks jūsų nelaimės vietos adresas? Aš iš tikrųjų esu prie Lelijų ežero, Amanoje, ir čia atrodo yra negyvas kūnas. Gerai, jūs esate prie Lelijų tvenkinio, taip? Tiesiai prie, kur yra iškilų zona, prie paviljono. Tai moteris ir ji vilki tik apatinius. Ar ji kvėpuoja? Atrodo, kad ne. Ar matai, kad jos krūtinė kyla ir leidžiasi? Džigulį ant pilvo. Aš atsiųsiu ką nors ten, gerai? Vasario 18 d. apie 10 val. Ryto Ajovos apygardos šerifo biuras gavo skambutį numeriu 911 iš Lily ežero, taip jis dažnai vadinamas, apie kaip atrodė negyvą moterį gulinčią ant kranto. Taigi jūs sakėte, kad ji guli ant pilvo? Taip, ji guli ant pilvo. Ar aplink ją yra dar kas nors? Ne, bet ant jos nugaros yra visokių žymių, tarsi pjūvių. Svarstau, ar galėjo būti ir seksualinė prievarta. Tokia nusikalstama veika iš tikrųjų buvo gana šokiruojanti mūsų bendruomenės Greater Lynn County ir visos Ajovos valstijos gyventojams. Mes tiesiog niekada nematome, kad čia nutiktų tokie dalykai. Kai tyrėjai atvyko ten, jie aptvėrė teritoriją juostą ir pradėjo savo tyrimą. Jie aptiko, kad jos nugaroje buvo pjūvio žymių ir durtinių žaizdų. Taip pat atrodė, kad ji buvo pasmaugta. Pjūvio žymės jos nugaroje beveik sudarė X formą. Kita jos patirta trauma buvo pjūvis ant vidurinio piršto, taip pat mėlynė kairėje veido pusėje. Tyrėjai pastebėjo, kad ant jos riešo ir kaklo buvo matyti veržimo žymių. Kadangi ant aukos kūno nebuvo rasta jokių asmens tapatybės dokumentų, tyrėjai turi naudoti kitus būdus, kad išsiaiškintų, kas ši moteris. Ant vieno jos piršto jie rado mokyklos baigimo žiedą su jos vardu. Tai patvirtino, kad auka buvo 20-metė Melodija Hoffman. Šiuo atveju mirties priežastis buvo pasmaugimas. Veržimo žymė aplink Melodijos Hoffman kaklą buvo tokia ryški, kad tikėtina būtent ji ir buvo jos mirties priežastis. Bet kas norėtų nužudyti Melodiją Hoffman, jauną moterį žengiančią į suaugusiųjų gyvenimą? Ji buvo Marijono gyventoja, baigusi vidurinę mokyklą. Ji buvo linksma, bendraujanti, labai pasitikinti žmonėmis. Dži gyveno su mama, Megana Hoffman. Ką? Ar čia tavo laimės šokis, nes tėtis grįžo namo? Mano sutuoktinis Steidžius ir aš turime 2 dukras. Melodija gimė 2003 metų gruodžio 9, o Elė gimė negyva 2017 metų gegužės 9. Mano santykiai su Melodija buvo labai artimi. Mes nebijojome kalbėtis viena su kita. Ji man pasakodavo viską, ar aš to norėdavau ar ne.
Tai buvo tiesiog labai artimi ir ypatingi santykiai. Kai Melodija buvo jaunesnė, ji tiesiog buvo smalsi, ji nieko nebijodavo. Melodija turėjo lengvo intelekto negalią. Ji galėjo padaryti bet ką, jai tiesiog galbūt reikėjo šiek tiek daugiau nurodymų ar pagalbos. Bet kai tik ji suprasdavo, ką bandai jai pasakyti, ji galėdavo tai padaryti. 11 ir 12 klasėje jai labai patiko. Jai patiko matyti savo draugus, leisti laiką su mokytojais ir kalbėti su jais. Ji klestėjo, sakyčiau, bendraudama su suaugusiaisiais. Apsisuk greitai. Ne. Nuteisit tok. Yra 7,5. Padėk ranką ant klubo. Ji mylėjo gyvūnus, vaikus, kūdikius ir tiesiog rūpinosi visais. Melodijos nužudymas buvo labai žiaurus. Sužalojimai aiškiai rodo vieną dalyką. Tai buvo asmeniška. Vien sužalojimai rodo, kad čia būta aistros. Jie yra gana siaubingi. Ir tas, kas tai padarė, pažinojo Melodiją ir turėjo su ją problemų. Pati nusikaltimo vieta suteikia svarbę užuominą tyrėjams. Lily Pond yra nedidelis parkas su nupjauta veja, paviljonu, keliais brandžiais medžiais, o šalia didelio tvenkinio buvo rasta Melodijos kūnas. Pati nusikaltimo vieta yra gana atoki. Gyvendamas čia didžiąją savo gyvenimo dalį, net nežinojau, kad tokia vieta egzistuoja. Taigi tai buvo kažkas, kas gerai pažinojo tą vietovę ir žinojo šią vietą. Kai tyrėjai apžiūri Melodiją, jie randa dar vieną užuominą. Melodija Hoffman nekraujavo iš tų pjautinių žaizdų. Ji taip pat nekraujavo iš durtinių žaizdų. Tikėtina, kad ji Pirmiausia buvo pasmaugta, vadinasi, jos širdis būtų sustojusi. Tai privertė tyrėjus manyti, kad labai tikėtina, jog kažkas galėjo įvykti kitoje vietoje. Pirmas dalykas, kurį tyrėjai turi padaryti, yra nustatyti, su kuo ji paskutinis kartą buvo. Tai bus jūsų svarbiausia užuomina nuo pat pradžių. Gavau skambutį iš savo vadovo, leitenanto Forto. Jis mane informavo, kad Megan Hoffman iš tikrųjų buvo policijos nuovadoje ir pranešė, kad Melodija dingo. Tyrėjai kalbasi su Megan, norėdami sužinoti daugiau apie paskutinį kartą, kai ji kalbėjosi ir matė savo mylimą dukrą Melodiją. Vasario 17 buvo maždaug 11 valandą. Žaidžiau telefonu ir gavau pranešimą, kad ji paliko teritoriją, kurią buvau nustaičiusi programėlėje Life 360, kaip mūsų namus. Jis sakė, kad grįš. Jis sakė, palik duris neužrakintas. 11:30 vakaro aš nenorėjau palikti durų neužrakintų, todėl atsikėliau ir jas užrakinau. Ir pasakiau jai, kad parašytų man žinutę arba paskambintų ar ką nors panašaus. Kai ji grįš namo, aš atsikelsiu, atrakinsiu duris ir įleisiu ją vidun. Ir tada kurį laiką buvo tylu. Aš tiesiog maniau, kad ji elgiasi kaip vaikas ir leidžia laiką su savo drauge. Tada bandžiau su ja susisiekti, pastebėjau kelis kartus, kad jos telefono buvimo vieta buvo išjungta. Taigi paprašiau jos įjungti buvimo vietą ir ji ją įjungė. Manau, tai buvo apie vidurnaktį. Pradėjau gauti žinutes iš Snapchat. Jos rašė kažką panašaus. Atrakink duris. Aš jau pakeliui, esu netoli, lankau draugę. Ir aš žinojau, kad ji neturi jokių draugų netoliese. Ir tai buvo tiesiog keista. O tada gavau vaizdo įrašą, kurį ji buvo paskelbusi anksčiau tą vakarą, atsiųsta tiesiogiai man. Nemokama dovana man, kodėl gi ne? Jie nori mano energijos, nutrauk juos, tegul pajunta. Aš nesiveliu į nieką, kas man nesuprantama. Pasakiau jai. Taip, aš jau tai mačiau, grįžk namo. Po to jos buvimo vieta vėl buvo išjungta, kai stebėjau ją per Life 360 programėlę. Pasakiau jai, kad vėl įjungtų. Ji niekada taip ir nebuvo įjungta. Aš išsiunčiau daugiau žinučių tokių kaip labas, atsakyk man, pasikalbėk su manimi, ką tu darai. Tada tiesiog gulėjau. Vis dar buvau lovoje, šiek tiek nusnūdau. Ir tada 3:33 valandą ryto. Gavome SOS žinutę iš Apple perspėjimo iš jos telefono, kad buvo aptikta avarija. 911, jūsų telefonas ką tik paskambino ir pranešė, kad galėjote patekti į avariją. Į tą GPS vietą jau siunčiami gelbėtojai. Jei galite, paskambinkite mums atgal.
Yra avarijos aptikimo perspėjimas, tai reiškia, kad telefonas patyrė stiprų smūgį. Taigi, jūs gaunate keistas žinutes, kurios neskamba kaip jūsų dukra. Jūs esate išjungę vietos nustatymo leidimus. Jūs turite pasikartojantį vaizdo įrašą ir gaunate avarijos aptikimo perspėjimą. Tai yra viskas, kas priverstų bet kurią mamą panikuoti. Dėl to, kur yra jūsų vaikas. Ar jie saugus ir viskas gerai? Tikiuosi, kad tai buvo tik... Žinot, telefonas buvo paliktas ant automobilio stogo ir jie tiesiog nuvažiavo. Dėl šios funkcijos sužinojau, kad ji buvo nustačiusi 4 iš mūsų. Viena iš jų buvo jos teta Deizė. Taigi, kai ta žinutė buvo išsiųsta, ji pasiekė Deizę, o Deizė iškart man parašė ir paklausė, ar Mel yra su manimi, ir aš atsakiau, kad ne. Ji su vyru nuvyko į avarijos vietą, į žemėlapyje nurodytą vietą, kurią mums atsiuntė Apple, ir jie ieškojo, žinote, automobilio avarijos ar kažko panašaus. Tuo metu jau buvo kokios 3:30, 3:45 ryto, jie nuvyko ten, paskambino man ir pasakė, čia nėra jokios avarijos, mes čia nieko nematome. Toliau bandyk susisiekti su Mel. Ir aš taip dariau. Skambinau jai ir rašiau žinutes. Nežinau, kodėl apie tai pagalvojau, bet pagalvojau, kad jei paimsiu jos iPad ir prijungsiu jį prie savo telefono per hotspotą, galėsiu naudoti jos Find funkciją. Naudojau Apple įrenginio funkciją jos iPad'e, kad nusiųsčiau jos telefonų įspėjimą. Tada nuvykčiau į tą vietą, iš kurios Apple buvo išsiuntusi įspėjimą. Nuėjusi ten, pagalvojau, kad kažką išgirdau, nes langas buvo šiek tiek pravertas. Tada visiškai nuleidau langą, vis kartojau įrašą ir galiausiai kažką išgirdau. Tada išlipau iš savo automobilio ir pradėjau eiti kelio pakraščiu. Priartėjus, garsas vis stiprėjo ir stiprėjo, taigi supratau, kad einu teisinga kryptimi. Vis kartojau tai vėl ir vėl. Buvau šiek tiek atokiau nuo to ir pažvelgiau žemyn. Pamačiau švytėjimą. Priartėjusi pamačiau, kad tai buvo jos telefonas. Jis gulėjo ekranu žemyn ant baltos linijos. Taigi paėmiau telefoną ir pirmas dalykas, kurį pastebėjau, jis buvo sudaužytas. Galinė dalis visiškai sudaužyta. Priekinėje pusėje buvo tik kelios įtrūkusios linijos per ekraną, bet jis vis dar buvo naudojamas. Pastebėjau, kad ant telefono nebuvo dėklo. Ir tai buvo dalykas, dėl kurio buvau labai griežta. Melodija žinojo, kad jei aš mokėsiu už jos telefonus, jie turės būti su dėklu. Taigi, šiek tiek paieškojau aplinkui. Neradau telefono dėklo. Grįžau į savo automobilį. Tada nuvažiavau į Marion policijos nuovadą ir pateikiau pranešimą apie dingusią asmenį. Nežinau, ar tai motiniška nuojauta ar kas, bet mes žinojome, kad kažkas negerai. Tuo metu jis mums pasakė, kad jie rado melodiją ir ji buvo mirusi. Tai blogiausia žinia, kokią tik galite išgirsti. Po tos akimirkos daug kas buvo tarsi migloje. Šį vakarą žmonės susirinko prisiminti Marijono gyventoją. Tyrėjai sako, kad ji buvo pagrobta ir nužudyta. Artimieji šį vakarą surengė budėjimą 20-metei Melodijai Hoffman. Mes surengėme žvakių šviesos budėjimą Melodijai parke ir tai buvo proga visiems susiburti. Draugai ir šeima šį vakarą surengė budėjimą Vanate parke, Marione. Daugiau nei 60 žmonių susirinko prisiminti Hoffman, pasakodami jos gyvenimo istorijas ir dalindamiesi šiltais prisiminimais, kuriuos vis dar turi. Buvo labai gera matyti, kaip visi palaiko. 2024 m. sausį, maždaug mėnesį prieš tai, kai Melodija buvo rasta nužudyta, Megan buvo pranešusi apie šią nerimą keliančią žinutę, kuri buvo atsiųsta Melodijai. Žinutė, kuri buvo atsiųsta Melodijai, buvo iš nežinomo numerio. Tai buvo grasinanti žinutė, kad jie ketina ją nužudyti, kad policija negali jos visada apsaugoti ir kad jie nudažys jų namą raudonai, kas reiškia, kad jie ketina jį supjaustyti ar padaryti, ką tik panorės. Asmuo, kuris atsiuntė jai žinutę, vadino ją nepadoriais vardais, grasino pakenkti jai ir jos šeimai. Marijono policijos departamentas atliko tyrimą. Bandė išsiaiškinti, kas buvo tas asmuo, kuris atsiuntė žinutę, tačiau žinutė buvo išsiųsta iš laikino telefono. Todėl tuo metu nebuvo įmanoma nustatyti, kam tas telefonas priklausė. Tyrėjams reikia išsiaiškinti, kas atsiuntė šią grasinančią žinutę, nes tai gali būti jos žudikas. Todėl jie klausė Megan, kas jos manymu buvo paskutinis žmogus, buvęs su Melody tą naktį, kai ji buvo nužudyta.
Aš pasakiau jiems McKinley's. Aš žinojau, kad tai buvo McKinley's. Man niekada nekilo jokių abejonių. Taigi, detektyvai pradeda gilintis į 23 metų McKinley Louismą ir jos santykius su Melody. Tai buvo jos pirmasis rimtas vaikinas. Jie iš tikrųjų susipažino visai neseniai, 2023 metų lapkritį per Facebook pažinčių programėlę. Ir jų santykiai labai greitai peraugo į romantiškus santykius, o vėliau ir į tokius, kai ponas Luisas netgi galėjo nakvoti pas Melodiją jos bute kartu su jos mama. Jie tapo itin artimi, o Melodija per trumpą laiką labai prie jo prisirišo. Melodija ir McKinley's turėjo gana gerus santykius. Jis dažnai būdavo šalia, todėl aš su juo bendraudavau. Jie visada leisdavo laiką kartu. Niekada nemačiau, kad jie ginčytųsi ar pyktusi, negirdėjau apie jokius ginčius ar konfliktus ar panašiai. Atrodė, kad jie labai gerai sutarė. Vėliau santykiuose McKinley's pažadėjo, kad aplankys Melodiją, bet galiausiai nepasirodydavo ir, kaip dabar sako, tiesiog ignoruodavo Melodiją. Būtent tai ir privedė prie McKinley ir Melodijos išsiskyrimo. Ji tai priėmė labai sunkiai. Melodija Hoffman ir McKinley's Louisma išsiskyrė 2023 metų gruodžio pabaigoje. Jie toliau bendravo, kol sprendė savo santykius, įskaitant pono Louismos daiktų perdavimą jam. Apie sausio 7 dieną tarp Melodijos ir McKinley Louismos įvyko ypač intensyvus žinučių susirašinėjimas, kuriame Melodija iš tikrųjų pagrasino išmesti pono Louismos daiktus. Jis galiausiai atgavo savo daiktus, bet gana greitai, iš tikrųjų tą pačią dieną, ponia Hoffman gavo labai grasinančią ir bauginančią žinutę iš nežinomo numerio. Tyrėjai žinoma turi apklausti McKinley Louismą, bet pirmiausia, jie turi jį surasti. Tuo metu tiksliai nežinojome, kur jis gyvena, todėl pradėjome jo ir jo automobilio paieškas. McKinley Louismos automobilis buvo mėlynas, 2007 metų Honda Accord. Taigi, Cedar Rapidso policijos departamentas, paskelbus paiešką, rado McKinley automobilį Hiawathoje, namelinę. Jie paskambino mūsų departamentui, mes konfiskavome automobilį ir nuvilkėme jį į mūsų policijos departamentą. Mes pateikėme prašymą gauti kratą automobiliui, kad surastume bet kokius įrodymus, kurie galėtų būti automobilyje. Kol tyrėjai laukia kratos orderio, McKinley's Louisma iš tikrųjų paskambina Marijono policijos departamentui, kad sužinotų, ar jie turi jo automobilį. Jis savo noru atvyko į Marijono policijos departamentą, kai buvo atvežtas. Ir tada su juo prasidėjo apklausos. Vakar kažkurio metu buvome įtraukti į žmogžudystės bylą ir jūsų transporto priemonė buvo paminėta kaip dominanti transporto priemonė. Todėl norėjome tai su jumis aptarti. Kad suteiktume jums šiek tiek pagrindo, ko mes ieškome, mes tyrėme bylą susijusią su Melody Hoffman. Atrodo, kad jūs kažkada draugavote. Taip. Ar prisimenate, kada paskutinį kartą turėjote galimybę su ją pasikalbėti? Paskutinį kartą su ją kalbėjau telefonu, ji man pasakė, kad ateičiau pas ją ir aš visada sakau, kad neisiu pas ją, jei jos mama nebus namuose, nes taip man liepė mano mama. Taigi penktadienį ar šeštadienį jos visiškai nematei? Aš turiu merginą, todėl nemanau, kad mano mergina būtų patenkinta, jei eičiau pas savo buvusią merginą. Tai aš sakiau, gerai, aš jau einu, o ji tada sakė, tu ateini. Ir aš iš esmės leidau jai manyti, kad ateisiu, o pats tik ieškojau pasiteisinimų. Melodija ne visada pastebėdavo tai, kas kitiems aplinkiniams buvo akivaizdu. Taigi Megan pastebėjo, kad ponas Louismanas nepasirodydavo, kai sakydavo, kad ateis. Palikdavo ją laukti, dažnai tiesiog dingdavo. Ir Megan galiausiai pasakė Melodijai, turi su juo pasikalbėti. Kodėl jūs nusprendėte išsiskirti? Todėl, kad mano buvusi mergina laukėsi ir aš iš esmės norėjau daugiau dėmesio skirti vaikui ir būti tėvu, o jai tai nepatiko. Detektyvai sužino kitą McKinley merginos vardą. Nikija Sloboda buvo ponaičio Louismos draugė, su kuriais nuolat skyrėsi ir taikėsi maždaug 4 metus iki Melodijos Hoffman nužudymo. Ponaitis Louisma ir panelė Loboda buvo labai ilgalaikiuose santykiuose, tačiau jie iš tikrųjų išsiskyrė ir nutraukė santykius 2023 metų Liepą. Ir tuo metu, kai ponaitis Louisma susipažino su Melodija Hoffman ir pradėjo su ja susitikinėti, jie jau nebebuvo kartu. Tik 2023 metų gruodį ponaitis Louisma ir panelė Loboda vėl susitaikė. Ir tai bent iš dalies buvo dėl to, kad panelė Loboda laukėsi.
Detektyvai nukreipia pokalbį atgal prie McKinlio Louismos automobilio. Ar dalėtės jo su kuo nors, ar jis tik jūsų, ar... Na, jis tik mano, bet kartais leisdavau kažkam jo važiuoti. Kada paskutinį kartą jūsų manimų leidote kažkam kitam vairuoti savo automobilį? Tai buvo sekmadienį. Sekmadienio vakaras. Kas tai galėtų būti? Aš nelabai pažįstu to vaikino. Jis buvo pasakęs tyrėjams, kad visą naktį turėjo savo automobilį su savimi, išskyrus maždaug 45 minutės, kai buvo paskolinęs automobilį kažkam kitam. Prisiminė, maždaug kuriuo metu tai buvo, kai jis tai pasielgė. Aš pasiėmiau Trevorą prie. 11. Ir tada tu jį parvežė atgal. O kai grįžai, tu ir Trevoras pradėjote žaisti žaidimą. Taip. Trevoras Veisas dirbo vietinėme bare, kaimininėme miestelėje, o McKinlis nuvažiavo jo pasiimti ir parvežti namo. Trevoras gyveno tame pačiame priekabinių namelių parke kaip Nakija ir McKinlis. Jis iš esmės teigia, kad didžiąją nakties dalį buvo namuose ir žaidė vaizdo žaidimus su kitu draugu, o taip pat, kad buvo paskolinęs savo automobilį kažką maždaug 30-45 minutėms. Bet išskyrus tai, jis liko namuose ir tą vakarą su Melodija nesusisiekė. Tikriausiai turėčiau jūs trumpai supažindinti su tuo, kur dabar esame. Dėžė, šiek tiek daugiau nei prieš 24 valandas, Melodija buvo rasta. Ir dėže ji buvo rasta mirusi. Taip. Taip. Ir mes vis dar bandome įvertinti, kas įvyko, kodėl tai įvyko, ar tai galėjo būti nelaimingas atsitikimas, ar tai galima pagristai paaiškinti. Ar turėjai ką nors bendro su jos dingimu ir mirtimi? Tu neturėjai. Gerai. Ar žinai, kas tai padarė? Tai? Ne visai. Mūsų atveju. Ponas Louisma paneigė, kad būtų susijęs su Melodijos Hoffman dingimu ar nužudymu. Iš tiesų, jis netgi paneigė, kad tą naktį buvo su Melodija Hoffman. Ar bagažinėje, galinėje sėdynėje, priekinėje sėdynėje, ar kur nors kitur bus kokių nors drabužių ar daiktų susijusių su ja. Buvo tik viena tašė. Šiukšlių maišas. Nežinau. Na tai mano merginos šiukšlių maišas. Nes mes jį nusipirkome iš Cedar Rapids šiukšlės, pamiršau, kaip vadinasi ta vieta. Bet tai žalias maišas. Kas verčia tave manyti, kad Melodijos daiktai yra ten? Aš nesakiau, kad nė vienas jos daiktas nėra ten. Ar krepšys jau buvo automobilyje, kai ten nuvykai? Taip, jis buvo automobilyje galinėje sėdynėje. Galinėje sėdynėje. Ir turiu omenyje bagažinėje. Po, noriu pasakyti, valandos ar pusantros valandos apklausos, McKinlis nebenorėjo daugiau kalbėti ir liko čia policijos departamente. Kol detektyvai laiko McKinley policijos nuovadoje, tyrėjai gauna orderį jo automobiliui apžiūrėti. Mes apėjome Louismos automobilį, kad pažiūrėtume, ar nėra akivaizdžių įkalčių ženklų, ar kas nors iškart krenta į akis. Kai tai darėme ant bagažinės, tiesiai virš spynos. Pastebėjome mažą kraujo dėmelę, bent jau atrodė, kad tai kraujas. Nusprendėme atidaryti bagažinę, kad pažiūrėtume, kas yra viduje. Kairėje, bagažinės pusėje, pamatėme žalią šiukšlių maišą. Pradėjome atidarinėti šiukšlių maišą ir pamatėme, kad prie lipnios juostos buvo prilipęs plaukų kuokštas. Beje, mes čia Law & Crime naudojame vieną dalyką, kuris gali būti naudingas ir jums, jei kūrėte turinį ar dedate ką nors į socialinius tinklus. Tai vadinama Opus Clip. Opus Clip yra dirbtiniu intelektu paremtas viskas viename vaizdo redaktorius, kuris labai palengvina vaizdo įrašų karpymą, kūrimą ir įkėlimą į bet kurią platformą. Naudodamas dirbtinį intelektą, Opus Clip sugeneruoja B-roll, perėmina vaizdo medžiagą ir netgi išvalo garsą. Tai labai paprasta. Tiesiog apsilankykite opus.pro/primecrime. Užsiregistruojate, įkeliate ir per kelias minutės turite puikiai suredaguotus klipus paruoštus TikTok, Shorts, Reels platformoms. Opus Clip tikrai yra jūsų vieno langelio sprendimas. Turėdami tokį įrankį kaip Opus Clip, mūsų prodiuseriai gali akimirksniu pateikti jums virusinius teismo salės atnaujinimus. Tai galingiausias įrankis leidžiantis dalintis idėjomis ir redaguoti kaip profesionalai. Taigi apsilankykite opus.pro/prime, opus.pro/primecrime, kad gautumėte nemokamą savaitę ir vėliau 50% nuolaidą. Žalioje šiukšlių maiše buvo daugybė įkalčių. Buvo Melodijos drabužiai, ant kurių buvo kraujo, buvo daugiau lipnios juostos, ant kurios taip pat buvo kraujo. Ir jos plaukai, jos kelnės, jos batai, jos Apple Watch, apyrankė, ant kurios buvo kraujo. Buvo čekiai iš Walmart. Buvo 2 mačetų pakuotės. Jie rado Melodijos Hoffmano telefono dėklą, taip pat parakordą,
kuris jų manimų greičiausiai buvo panaudotas ją pasmaugti. Šie įrodymai negalėtų atrodyti blogiau McKinley'ui. Tai jo automobilis. Tai jo kartais draugaujanti, kartais ne mergina. Tai daiktai, ant kurių yra kraujo ir kurie iš esmės atrodo kaip pagrobimo rinkinys. Agentas Raidžinas siuntė man nuotraukas, norėdamas sužinoti, ar galiu atpažinti tos daiktus ar ne. Man atrodo, viena iš pirmųjų nuotraukų, kurią gavau, buvo Melodijos telefono dėkliuko nuotrauka. Aš iš karto sugebėjau tai atpažinti. Taip pat žaliame šiukšlių maiše buvo 2 poros Ozark Trail pirštinių su krauju. Kol tyrėjai siunčia įrodymus rastus McKinlio bagažinėje DNR tyrimui, jis paprašė dar kartą pasikalbėti su detektyvais. Po to jis dar kartą buvo apklaustas specialiojo agento Kedlio. Supratau, kad norėjote dar šiek tiek pasikalbėti. Gerai. Na, yra dalykų, apie kuriuos reikia pasikalbėti. Išsakykime juos atvirai, gerai? Taip. Taigi pirmasis interviu iš esmės yra gana tikslus, bet yra keletas dalykų, kurie buvo praleisti, kad apsaugočiau savo šeimą ir savo merginą. Gerai, dėl ko jaudinėsi? Asmuo, kuris iš esmės tai padarė. Ir kas jis? Tai ne tas vaikinas, su kuriuo buvau. Per antrąjį pokalbį Luiso istorija smarkiai pasikeitė. Turėjome visą planą eiti purvinti su savo buhalteriu ir draugu. Iš esmės, vienintelis Loganas. O kas eis kartu? Tas, kuriuo jis vadinasi, yra Dakota. Dakota ir Loganas naudoja, žinai, pavardės. Žinai, mes turime daug pinigų, iš esmės juos pažįstu pagal vardą. Dabar, jei nežinote, purvo važinėjimas, tai kai su sunkvežimiais ar keturračiais važiuojama bekelėje per šlapę purviną vietovę, pavyzdžiui, pelkes, takus ar laukus. Taigi, planas yra pasivažinėti purvais su Dakota ir Loganu. Taigi aš parašiau jam Mel ir pasakiau, ei, dabar kažką veikiu, tuoj būsiu pakeliui. Jie atsakė, ar gali būti čia iki 11? Aš pasakiau, taip, galiu. Tiesiog duok man sekundę, nes esu gana toli. Kai nuvažiavau ten, pasiėmiau ją. Ji paklausė, koks planas? Aš pasakiau, na, tu praleisi naktį su manimi po to, kai nuvešiu Dakotą. Kai pasiėmė ją, ar Dakota buvo su tavimi? Taip, jis buvo su manimi. Gerai, taigi buvote tik jūs dviese ir pasiėmėte ją apie 11. Taip. Vėliau jis prisipažino, kad ketino susitikti su Melodija ir kad ją pasiėmė kartu su kitu asmeniu, Dakota Van Patten. Ji tiesiog sėdėjo gale, klausėsi muzikos ir mes tiesiog kalbėjomės, buvo smagu, bet Dakota atrodė šiek tiek keistai. Ir aš paklausiau, ei, tai ką man užsakai iš Amazon? Ir jis sakė, kad man užsakė drabužių. Ir jei norėsiu, jį gali užsakyti naują PlayStation 5. Ir tada jis pasakė, velnas, tu turbūt turi daug pinigų, jei tai tu šlaidauji jam. Ir jie atsakė taip, nes jį mane mylėjo. Tada jis pasakė, na, galime šiek tiek pasivažinėti. Ir tada viskas pasikeitė, kai jie pradėjo ginčytis su juo. Jis pasakė, tu elgiesi šiek tiek per daug, nes jis skundėsi dėl dainos. Ir aš pasakiau, ei žmogau, nusiramink. Tada jis išėjo į lauką, nusišlapino ir priėjo prie mano vairuotojo pusės. Tada jis pasibeldė į langą ir tada jis pasakė, išeik. O aš atsakiau, gerai. Ir tada jis turėjo ginklą. Aš paklausiau, ką tu ketini su tuo daryti? O jis atsakė, nesijaudink, čia viskas suknista. Ponas Luizma paaiškino, kad jie pirmiausia nuvyko į Morgan Creek parką, nes tai buvo vieta netoli jo namų, kurioje jis jau buvo buvęs su Melodija Hoffman. Jis pasakė, noriu, kad likusieji išeitų. Tada jis man pasakė atidaryti bagažinę. Tada atidariau bagažinę, o jis liepė man paimti lipnią juostą ir surišti ją į rankas. Aš pasakiau, ne, aš neraišiuosiu ją į rankų lipnę juostą. Tada jis paėmė ginklą ir pridėjo jį prie mano galvos šono. Ir jis pasakė tiesiog padaryk tai. Tada aš tiesiog apvyniojau jos ranką lipnę juostą, jį klausė manęs, kas vyksta, o aš atsakiau, nežinau. Jis tiesiog sakė, ji turi pinigų. Aš atsakiau, ne, ji neturi. Jis sakė, taip, ji turi pinigų, nes ji pasiruošusi išleisti tiek pinigų tau. McKinley's pasakoja, kaip sėdėjo automobilio gale su Melodija, kol Dakota, kaip teigiama, grasino jam ginklu. Vienu momentu McKinley sako, kad išsitraukia savo kišeninį peilį ir Dakota išgirsta spragtelėjimą. Ir būtent tada jis bando išlaisvinti Melodiją, tariamai įpjaudamas ją į pirštą. Ponas Luizma tada išsamei papasakojo, kad būtent Morgan Creek parke ponas Van Patten supyko ant Melodijos Hoffman ir pradėjo ją užpulti.
Jis persikėlė į galą ir tada tiesiog pradėjo ją mušti ir daužyti kumščiais. Jis pripažino tokius dalykus, kuriuos galėjo žinoti tik ten buvęs žmogus. Jis sakė, Bobi, kodėl tu tai darai? Ir aš verkiau. Sakiau, aš to nedarau. Jis verčia mane tai daryti. Aš nieko negaliu padaryti. Ir jis sakė, jei mane myrė, pasakytum jam sustoti. Sakiau, aš bandžiau. Ir jis sakė, prašau, nesužeisk manęs, prašau, nerūpinkis. Sakiau, aš tau nieko blogo nedarau. Bandau jį sustabdyti, bet jis nenori klausyti. Nežinau, kas jam šiandien negerai. Ponas Luizmas sakė, kad ponas Ventetanas jam liepė per kelias artimiausias valandas važinėti su Melodija Hoffman, o galiausiai nuvykti prie Lily ežero. Kai atvykome prie tvenkinio, jis liepė man išjungti automobilį, išjungti šviesas, tada paėmė raktelius ir įsidėjo juos į kišenę. Tada jis atidarė jos pusės duris ir ištraukė ją lauk ir vėlgi jį pargriuvo. Po to jis pradėjo eiti link tos iškilų vietos. Tai jis tam nuėjo, pasiėmė virvę ir pasakė, užsidėk pirštinės. Tada jis nukreipė į ją ginklą. Tada jį pasakė, prašau, nešaudyk į mane. O aš sakiau, broli, prašau, nešaudyk į ją, broli, prašau, nešaudyk į ją. Tiesiog palikime ją čia ir tiesiog važiuokime, prašau. Jis atsisakė. Kai prieisi prie tvenkinio šalia ametisto, kuris suplėšė jos marškinėlius. Jis suplėšė jos marškinėlius, o tada liepė man suplėšti jos marškinėlius ir numauti jos kelnes. Ir tu tai padarei. Taip, gerai. Jis užtaisė ginklą, tarsi ruošėsi šaudė. Jis laikė jį priešais vamzdį. Ir buvo aišku, kad jis rimtai nusiteikęs. Tad suplėšiau jos drabužius. Ji turėjo vėrinį ant kaklo. Aš žinau, koks tai buvo vėrinys. Kai jis tai padarė, ji pradėjo rėkti. Tai mano sesers. Tada jis ją pastūmė ir ji nukrito. Ir tada aš nubėgau atgal prie automobilio. Tai labai svarbus vėrinys Melodijai. Jame yra jos sesers Elės pelenai, kuri gimė negyva. Kai jis ją pastūmė, ji nukrito, ji atsikėlė ir pradėjo šluguodama bandyti pabėgti. Tada jis ją pasivijo. Ir tada iš ten, kur stovėjau, galėjau girdėti, kas vyksta, bet nemačiau, kas vyksta. Tiesiog girdėjau garsus, atrodė, kad kažkas yra smaugiamas. Bet aš nemačiau, nes kai jis ją pasivijo, viskas, ką girdėjau, buvo tik smaugimo garsai. Negalėjau nieko padaryti, nes negalėjau išeiti iš ten. Taigi aš tiesiog stovėjau prie to automobilio ir tiesiog norėjau, kad visą tai liautųsi. Kadangi jis turėjo išsamių žinių apie jos sužalojimus, pavyzdžiui, kad ji buvo pasmaugta, jam nebuvo pasakyta, kad Melodija buvo pasmaugta. Tai rodo tyrėjams, kad jis buvo ten, kai Melodija buvo nužudyta. Tada tyrėjai jo paklausė, ar ant bet kurio Melodijos daikto, įskaitant jos drabužius, galėtų būti jo DNR. Kai jis sugrįžo, jis man padavė peilį, etagramociją, ant kurio buvo kraujo. Jis sako, palaikyk aną, palaikyk šitą. Palaikyk aną, palaikyk šitą. Sakau, broli, kur jį? Jis sako, eik ten ir pažiūrėk. Sakau, ne, broli, nesakyk, kad tu tai padarei. Jis sako, taip. Jis sakė, jei tu nebūtum padaręs, būčiau padaręs aš. Kai jis man viską davė, aš iš esmės viską paliečiau. Ir visus daiktus, kuriuos paliečiau, jis liepė sudėti į maišą. Tada ponas Luizma jiems prisipažino. Ir tai buvo svarbus prisipažinimas per šį pokalbį, kad jis, cituoju, viską palietė. Taigi ponas Luizma jau buvo pasakęs tyrėjams dar prieš atliekant bet kokius DNR tyrimus, kad jis iš esmės buvo lietęs visus įkalčius susijusius su panelės Hoffman nužudymu. Ar kada nors pagalvojote tiesiog pabėgti? Pagalvojau, bet iš tikrųjų nenorėjau jos ten palikti. Bet vis dėlto ją ten palikote. Jis turėjo ginklą, aš tiesiog nieko negalėjau padaryti. Tu kurį laiką turėjai peilį, turiu omenyje, bet štai apie ką aš galvoju. Dakota sėdi prie vairo, galiausiai jis sustos prie stop ženklo. Ir jis žiūri tą kryptimį, o tu esi už jo su peiliu. Ten, kur mes važiavome, nebuvo jokio stop ženklo. Ne. Aš žinau tą maršrutą. Tame maršrute yra ne vienas stop ženklas. Pagal tavo pasakojimą buvo maždaug 50 skirtingų momentų, kai galėjai viską sustabdyti. Jo argumentai nebuvo logiškai pagristi, kodėl jis nestabdė Dakotos nuo bandymo ką nors daryti. Tu perėjai nuo noro pravažiuoti pro Melodijos mamos namus, pasiimti pinigų prie, na turbūt. Man teks ją sumušti, surišti lipnę juostą, laikyti kitą vyrą nusitaikius ginklu ir priversti jį padėti man išvežti ją prie tvenkinio už 30 mylių, kad ją pasmaugčiau. Ir tada aš pasirūpinsiu, kad McKinley's būtų tas, kuris tvarkys visus kruvinus įkalčius, kurie liks. Iš esmės tai ir sakai man. Specialiusis agentas Kelis gana stipriai tam pasipriešino.
Jo pagrindinis argumentas ponui Luismai buvo tas, kad labai mažai tikėtina, jog ponas Van Patenas galėtų priversti jį visą tai daryti taip ilgai, kelias valandas, ir kad ponas Luisma turėjo daugybę galimybių sustabdyti pono Van Pateno elgesį, bet to nepadarė. Aš nežinojau, kad mano bagažinėje kažkas yra. Jis man pasakė, kad viską išmes, kai sustosi šalikelėje. Prieš maždaug 3 valandas tu man sakei, kad buvai savo sunkvežimyje, kai grįžai namo. Taip, aš buvau savo sunkvežimyje. Ne, aš nebuvau savo sunkvežimyje. Tu sakei, kad buvai. Taip, bet aš nebuvau savo sunkvežimyje. Jis tuo netiki. Šiuo metu jis yra nekaltas stebėtojas. Kai pasakoji man šią antrąją versiją, galvoju, kaip tai dera su kita informacija. Ir nesutampa. Tai ne mano pirmoji byla, gerai? Aš nekalbėjau. Ir kol mes čia sėdime ir kalbamės. Yra dar 12 kitų asmenų, kurie dėlioja šią bylą. Šiai bylai maždaug 36 valandos. Gerai. Ir viskas, ką radome tame bagažinėje, bus kruopščiai ištirta DNR tyrimu. Ir jei Dakota buvo įsivėlęs į tai, mes tai sužinosime. O jei jis nebuvo įsivėlęs, mes irgi tai sužinosime. Prisimeni tą ginklą, kuriuo, kaip teigia McKinley's, Dakota jam grasino. Na, tyrėjai suranda tą ginklą. Nors McKinley's tvirtino, kad Dakota turėjo ginklą, tyrėjai nustatė, kad Dakota iš tikrųjų turėjo orlaivį, kuris buvo rastas Luizmos namuose kartu su Nakia Hummingbird Lane gatvėje. Ir Dakota darėsi asmenukės su juo McKinley automobilyje priekinėje keleivio sėdynėje. Taigi McKinley's visą laiką žinojo, kad šis ginklas nebuvo tikras. Pasikalbėkite su apygardos prokuroru, mes kalbėjome su vienu iš kitų vaikinų, kuriuos paminėjote. Brianas vis dar čia, bet jums šį vakarą bus pareikšti kaltinimai dėl 1 laipsnio pagrobimo. Gerai, ar galiu pamatyti tą lentą? Padėkite rankas už nugaros. Ačiū. McKinley's yra suimamas ir jam pareiškiami kaltinimai dėl Melodijos Hoffman pagrobimo, kol tyrėjai toliau renka įrodymus prieš jį. Dabar jie atkreipia dėmesį į Dakota Van Pateną. Tyrėjai nuvyko ir surado Dakota, o mes jį atvežėme į Marijono policijos departamentą apklausai. Man ką tik pasakė, kad tai buvo nužudymas. Buvau kaip kas po velnių vyksta. Nežinojau, ar tikrai taip ir buvo. Mes atkreipsim dėmesį į dalykus. Mes prie to prieisime, žmogau, bet dabar turiu tau perskaityti Mirandos teisės. Gerai. Atsiprašau, bet ar manai, kad aš pajėgus įvykdyti žmogžudystę? Manau, tu išprotėjęs. Protu. Gerai, supratau, žmogau. Taigi, tai nuoroda į žmogžudystės tyrimą. Ar galiu paklausti, kas paminėjo mano vardą ar ką nors apie mane? Aš tuoj prie to prieisiu. Gerai, koks jūsų santykis su McKinley Luisu Loisma? Mes tarsi draugai, susipažinau su juo prieš kelis mėnesius, tai jis paminėjo mano vardą ar ką nors apie mane, ar ne? Taip, jūs buvote paminėtas jo atžvilgiu. Viskas, ką jis pasakė. Jūsų vardas buvo paminėtas, nes bylos faktai aiškiai rodo, kad jūs ir Kenas galbūt esate įsivėlę į tai. Gerai, o Melody yra Melody. Melody. Ar jums tas vardas ką nors sako? Nežinau, anksčiau su ją lankiau mokyklą, ji net ne, kiek jai buvo metai, ji buvo gal 15. Ne, tai visai ne ta Melody. Ponas Van Patenas labai griežtai neigė bet kokį savo dalyvavimą Melody Hoffman dingime, pagrobime ir nužudime. Jis tvirtino, kad jis nebuvo to kaltininkas. Tu visiškai nepažįsti Keno, kalbančio su Amelija. Ne. Aš taip nesuprantu. Atsiprašau, bet nemanau, kad Kenas būtų pajėgus pažudyti. Nes jis tikrai malonus, švelnus vaikinas. Jis ir jo mergina taip pat laukėsi vaikų. Ponas Van Patenas sakė, kad tikėjo, jog ponas Luizma yra ramus vaikinas, kad jis nėra smurtinis žmogus, nors mes žinojome, kad tai nėra tiesa, bent jau atsižvelgiant į tai, kad abu buvo apkaltinti smurtiniu veiksmu vos prieš mėnesį. Taigi, kaip paaiškėjo, tiek McKinley's Luizma, tiek Dakota Van Patenas neseniai buvo apkaltinti nusikalstama veika. 2024 m. sausį McKinley's Luizma buvo suimtas už tyčinį sužalojimą kartu su Dakota Van Patenu. Jie sumušė vieną asmenį ir sukėlė jam veido sužalojimu. Jūs minėjote, kad visiškai nepažįstate Melodijos. Ne, aš netgi niekada negirdėjau to vardo. Ar būtų kokia nors priežastis, dėl kurios bent jau telefonas prisijungtų prie jūsų telefono kaip prie interneto prieigos taško? Ne, nemanau. Ar galėtumėte pasakyti galimą priežastį, kodėl taip yra, jei žinau slaptažodį? Tiek daug žmonių žino mano interneto prieigos taško slaptažodį.
Ar žinote savo hotspot slaptažodį? Manau, kad taip. Jo telefonas jau buvo prie jo prisijungęs, jo merginos telefonas irgi buvo prisijungęs. Žinai, aš tiesiog dalinuosi savo slaptažodžiu, tiesiog duodu visiems. Aš tiesiog bandau suprasti, kaip tavo veikiantis telefonas, kurį ką tik turėjai su savimi, Aš nežinojau. atsidurtų netoli melodijos kūno. Aš net nežinau, kas po velnių tas žmogus toks. Štai ką bandau tau pasakyti. Na, Melodija yra mergina, kuri mirė. Gerai, aš nieko nežinau apie nieką, kas būtų miręs. Niekada negirdėjau nieko apie jokį mirtį ar panašiai. Kiekvieną kartą, kai paminėdavome jos vardą, jis supykdavo ir atsitraukdavo, kiek tik galėdavo. Man reikia, kad pasakytum tiesą apie tai, kas įvyko. Tai rimti dalykai. Tu žinai, kad tai netiesa. Tai netiesa, vadinasi, bandai apkaltinti mane melu. Aš nekaltinu tavęs melu, bet tau teks tai pasakyti garsiai. Aš beveik neprisimenu, kai esu spaudžiamas. Ar tu man pasakysi, kad meluoju? Aš tau nemeluoju. Aš sakau, kad žinau, kokius faktus turime ir žinau, kad čia yra daugiau nei tiek. Aš girdžiu faktus ir tu man net nepasakei visų faktų. Aš tau daugiau jokių bylos faktų nepasakosiu, žmogau. Ir tada aš iš tikrųjų nesuprantu, iš kur tu tai ištrauki. Ir jei manai, kad aš įsipareigojęs kažkokiam faktui, tai tu iš tikrųjų galėtum įvykdyti žmogžudystę. Ne. Jis bandė pasakyti, kad McKinley's tikrai jį kažkuriuo metu paėmė, bet jis nuėjo pas savo merginą, tai yra Taya Mayer, ir praleido ten naktį, bet neturėjo nieko bendro su Melodijos nužudymu tą naktį. Neturėjome pakankamai įrodymų, kad patvirtintume Dakotos dalyvavimą, todėl tą naktį jis buvo paleistas. Tyrėjai toliau renka įrodymus, įskaitant duomenis iš McKinley telefono. Ir jie randa kažką nerimą keliančio. Pono Luizmos mobilusis telefonas šiuo atveju buvo tikras įrodymų lobynas. Ir žinoma, pagrindinis įrodymas šioje byloje buvo nuotrauka, kurią atrodo jis padarė, kurioje Melodija Hoffman yra surišta lipnia juosta, kruvina ir verkianti. Nuotrauka iš tikrųjų buvo ištrintų failų vietoje, tarsi pridėtame faile. Kai atidarote iPhone ir norite kam nors nusiųsti nuotrauką, jis pateikia jums pasiūlymus, kam galėtumėte ją siųsti. Ar tai būtų žinutė, Snapchat, Facebook ar kas nors kita. Ta nuotrauka yra saugoma laikinoje byloje, o tada ji ten išlieka tam tikrą laiką. Bet kadangi jis jos neišsiuntė, ji tiesiog liko toje vietoje ir jis galėjo ją taip rasti. Aš žinojau, kad tai ne Melodija man atsakinėja į žinutes, bet iki galo tai supratau tik vėliau. Bet man kyla keistas jausmas dėl visų žinučių, kurios atėjo iš Snapchat. Jos buvo parašytos šiek tiek kitaip, nei paprastai būtų rašiusi. Žinutėse buvo rašoma: esu čia pat, greitai grįšiu namo. Žiūrint į Luiso telefoną ir naudojant jo telefono ekspertizės duomenis, bei tai, kaip jis bendravo žinutėmis, buvo tas pats rašymo stilius. Melody nenaudotų esu, bet McKinley's taip darytų. Tai privertė tyrėjus manyti, kad šiuo metu Melody jau nebeturėjo savo telefono, o McKinley's greičiausiai buvo tas, kuris naudojosi jos telefonu, bendravo su Megan ir rašė: aš esu visai netoliese. Programėlės Live 360 ir telefono duomenys iš Melody telefono, kuriuos Megan pateikė ofirėjams, tapo itin svarbus šiam tyrimui. Labai svarbu tiksliai nustatyti įvykių chronologiją. Paprastai įmonės ar verslai savo vaizdo įrašus saugo tik tam tikrą laiką, nuo kelių dienų iki mėnesio. Norėjome nustatyti tą įvykių chronologiją. Tokiu būdu galėjome nuvykti į tas vietas ir gauti bet kokius bylai svarbius vaizdo įrašus. Tyrėjai pradėjo bandyti atkurti 2024 m. vasario 17 ir 18 įvykius, kad sudarytų įvykių chronologiją, kur buvo Melodija Hoffman ir su kuo ji buvo iki pat jos nužudymo momento. Naudodami Live 360 programėlės, telefono duomenis ir eismo kamerų įrašus, tyrėjai sugebėjo sudaryti žemėlapį, kuriame tiksliai matyti, kur Melodija buvo tą naktį, kai ji buvo nužudyta. Ką jie pradėjo nagrinėti pono Luizmos ir pono Van Pateno telefonus ir palygino juos su panelės Hoffman telefonu bei visa svarbia vietos informacija, jie greitai nustatė, kad ponas Luizma, ponas Van Patenas ir panelė Hoffman buvo kartu maždaug nuo 23 valandų 24 minučių. Vasario 17 dieną iki tol, kol buvo nužudyta Melodija Hoffman. O surinkta stebėjimo kamerų medžiaga suteikė tyrėjams dar vieną užuominą. Mums pavyko užfiksuoti šiuos vyrus Walmart parduotuvėje, kai jie nuėjo į lauko prekių skyrių ir nusipirko 2 mačetės bei 2 Ozark Trail pirštinių poras.
Taip jau sutapo, kad mačečių pakuotės buvo rastos pono Luizmos automobilio bagažinėje kartu su pirkimo kvitu ir Ozark Trail pirštinėmis. Mums pavyko parodyti šiuos 3 asmenis einančius, kartais net besišypsančius, renkančius šiuos daiktus, kurie mūsų manimu buvo skirti pasiruošti Melodijos Hoffman pagrobimui ir nužudimui. Po to, kai Lajono apygarda gavo Walmart vaizdo įrašą, vienas iš šerifo pavaduotojų sugebėjo atpažinti Dakotą ir Loganą Kimptonus kaip kitus 2 asmenis buvusius vaizdo įraše kartu su McKinliu. Tyrėjai išsiaiškina, kad Loganas Kemptonas yra tas asmuo, kuris supažindino McKinley su Dakota. Loganas Kemptonas buvo moters, su kuria ponas Luizma kartais susitikinėjo, pusbrolis. O Dakota Van Patten buvo Logano Kemptono draugas, todėl taip jie ir susipažino. Melodijos Apple Watch duomenys taip pat suteikė tyrėjams dar vieną užuominą. Garsaus triukšmo perspėjimas, kad buvo, man atrodo, 120 decibelų telefonas arba jos laikrodis užfiksavo. Įvyko kažkas garsaus, ar tai buvo riksmas, ar kažkoks kitas garsus triukšmas, kuris buvo užfiksuotas jos Apple įrenginiuose tuo pačiu metu, kai jos širdies ritmas smarkiai pakilo. Remiantis tais duomenimis, tyrėjai galėjo nustatyti, kad Melodija Hoffman patyrė įvykį, kuris arba sustabdė jos širdį, arba įvykį, dėl kurio Apple laikrodis buvo nuimtas nuo jos kūno. Kai jie sudėjo kitus šios bylos kriminalistinius duomenis, jie nustatė, kad Melodija Hoffman tuo metu nebuvo prie Lily ežero, ji buvo Morgan Creek parke. Taigi detektyvai vėl grįžo prie Dakotos Van Patteno alibi, kuris teigia, kad jis buvo savo merginos namuose tą naktį, kai buvo nužudyta Melodija. Jo prisipažinimas, kad jis nuėjo pas Taya Myers, buvo labai svarbus, nes vėliau ji galėjo patvirtinti, kad jis tikrai atėjo tą naktį, bet jau po to, kai Melodija buvo nužudyta ir Dakota jai prisipažino, kad kartu su McKinliu nužudė Melodiją. Dabar tyrėjai gali sujungti visus šiuos surinktus duomenis su DNR įrodymais rasta McKinlio Luizmos automobilyje esančiuose daiktuose, kai jie grįžta iš ekspertizės. Buvo rasta keletas pirštinių. Ir tai buvo tos pačios pirštinės, kurias ponas Van Pattenas, ponas Kemptonas ir ponas Lizma buvo pastebėti perkantis Walmart parduotuvėje. Ant vienos iš šių pirštinių mūsų kriminalistai sugebėjo rasti Melodijos Hoffman kraujo išorinėje pirštinės pusėje. Šios pirštinės vidus buvo nuvalytas DNR mėginiui paimti. Ir tas mėginys patvirtino, kad Dakotos Van Patteno DNR buvo pirštinės viduje, kurios išorėje buvo Melodijos Hoffman kraujo. Taip pat radome iš dalies panaudotą lipnios juostos ritinį pono Luizmos Honda Accord automobilio konsolėje. Dakotos Van Patteno DNR buvo rasta lipnios juostos ritinio viduje, ant kurio buvo Melodijos Hoffman kraujo. Tai buvo 2 pagrindiniai fiziniai įrodymai, kurie buvo panaudoti įrodant Dakotos Van Patteno tiesioginį dalyvavimą šioje byloje. Kalbant apie kitus svarbius įrodymus, turiu omenyje peilį, kuris buvo rastas McKinlio Luizmos automobilyje ir ant kurio buvo Melodijos Hoffman kraujo. Parakordas, kuriuo ji buvo pasmaugta, turėjo Melodijos Hoffmaną DNR ir dar 2 žmonių DNR. Ir vieninteliai 2 žmonės, kurie buvo su Melodija Hoffman, kai ji buvo nužudyta, buvo Dakota Van Pattenas ir McKinlis Luizma. Teisėsauga jau turi gana stiprią bylą, bet kodėl sustoti dabar? Jie gauna leidimą atlikti kratą namui, kuriame gyveno Dakota Van Pattenas ir randa dar daugiau įrodymų. Pareigūnai Dakotos Van Patteno kambaryje rado Melodijos akinius. Be to, namuose buvo rastas mačetė, kuri atitiko Ozark Trail stiliaus mačetę. Taip pat rūsyje buvo rasta virvė, kuri atrodo atitiko likusi virvės ilgį rastą McKinlio bagažinėje. Mes nustatėme, kad tai greičiausiai buvo ta pati virvė, kuri buvo panaudota nukirpti kilpą, kuria buvo pasmaugta Melodija. Ir galiausiai tyrėjai palydina telefono duomenis ir be jokios abejonės nustato, kad Dakota tą naktį buvo kartu su Melodija jos nužudymo metu. Vienintelis dalykas, kurį jis kategoriškai neigė, buvo tai, kad jis nebuvo su Melodija, tačiau jo telefonas prisijungė prie Melodijos telefono. Tai buvo vienas iš pagrindinių mūsų įrodytų melų. Dakota tą dieną, 21-ąją, buvo suimtas už 1 laipsnio žmogžudystę, 1 laipsnio pagrobimą ir sąmokslą įvykdyti smurtinį nusikaltimą. Taip pat išdavėme orderį Loganui Kimptonui dėl sąmokslo įvykdyti smurtinį nusikaltimą.
Nes bendradarbiavome su JAV maršalais, kad padėtume surasti Loganą ir po kelių dienų mums pavyko jį suimti. Naudodamiesi visais šiais turimais įrodymais, tyrėjai sudėliojo teoriją apie tai, kas nutiko Melodijai tą naktį, kai ji buvo nužudyta. Ponas McKinley's Louisma bendravo su Melodija Hoffman, susitardama susitikti su ja vėliau tą naktį. Ponas Louisas taip pat pasėmė Dakotą Van Patteną ir dar vieną savo draugą, Loganą Kimptoną. Ir tada visi trys nuvyko į Walmart, kurie buvo užfiksuoti vaizdo stebėjimo kameromis, perkantys mačetės ir pirštinės. Jie išvyko iš Walmart, o bylos įrodymai parodė, kad ponas Kimptonas buvo parvežtas namo, tačiau ponas Van Pattenas ir ponas Louisas liko kartu. Melodija buvo paimta maždaug 23-25 valand. Jie paėmė McKinley's, Louisma ir Dakota Van Pattenas. Apie vidurnaktį Melodijos košmaras prasidėjo. Ji buvo surišta, sumušta ir tada įdėta į automobilio bagažinę. Tuo metu Melodijos telefone esanti Live 360 programėlė buvo išjungta. Iš ten jie nuvažiavo į Lily Pond vietovę, kurią McKinley's gerai pažinojo. Ir ten Melodija buvo pasmaugta, subadyta, perpjauta ir nužudyta. Po to, kai Melodija buvo nužudyta, Dakota ir McKinley's grįžo atgal į Cedar Rapids apylinkės. Jie sustoja vietinėje Quick Star, nueina į tualetą, o tada prieina prie kasos ir, akivaizdžiai švęsdami tai, ką padarė, nusiperka cigarų. Tyrėjai mano, kad McKinley motyvas nužudyti Melodiją galėjo būti tas, jog Nikija buvo pateikusi McKinley ultimatumą, nes jie laukėsi vaiko. Turėjo būti arba ji, arba Melodija. Po arešto McKinley's ir Dakota pasamdo atskirus gynėjus ir jų bylos nagrinėjamos atskirai. Pirmasis teisiamas yra McKinley's Louisma, kaltinamas pagrobimu, sąmokslų įvykdyti žmogžudystę panaudojant jėgą ir pirmo laipsnio Melodijos Hoffman nužudymu. Įsigimėliška, nežmoniška, prieštarauja sveikam protui. Įrodymai šioje byloje parodys, kad kaltinamojo veiksmai kartu su jo bendrininku Dakota Van Pattenu 2024 m. vasario 17 į 18 buvo išsigimėliški. Įrodymai šioje byloje parodys, kad jie pagrobė, nužudė ir suluošino Melodiją Hoffman. Taip, kad tai galima apibūdinti tik kaip nežmoniška. Tačiau McKinley gynėjas visą kaltę dėl Melodijos nužudymo verčia Dakotai Van Patten. Valstybė nuolat kartojo, ponios ir ponai, kad jokio plano nebuvo, jokio konflikto nebuvo. Jie neveikė kartu. Nebuvo atliktas kaltinamojo psichiatrinis vertinimas, nes kol jis ten buvo, jis jos neuždusino. Jis jos neskriaudė. Jis jos nenužudė. Tačiau prokuratūra teigia, kad McKinley's turėjo motyvą nužudyti Melodiją. Įrodymai parodys, kad buvo įvairių galimų priežasčių, kodėl tai įvyko. Priešiškumas po išsiskyrimo, noras atsikratyti Melodijos, kad galėtų likti su Nikija ir jie galėtų tęsti savo gyvenimus. Tačiau įrodymai taip pat parodys dar vieną galimą motyvą. Kad Melodija Hoffman tuo metu, kai mirė, buvo nėščia arba neseniai buvo nėščia. Po 7 dienų liudijimų ir įrodymų teismo procesas pereina prie baigiamųjų kalbų. Įrodymai šioje byloje parodė, kad kaltinamasis buvo šios sąmokslo vadovas. Jis buvo žiaurumo, kuris buvo panaudotas prieš Melodiją Hoffman, kurstytojas. Jis buvo pagrindinis pagrobimo iniciatorius ir vienintelis asmuo šioje byloje turėjęs tikrą motyvą ir aistrą padaryti tai, ką jis padarė Melodijai Hoffman. Jam galėjo prireikti Dakotos Van Patten pagalbos. Ir Dakota Van Patten, ponios ir ponai, taip pat yra kaltas dėl vaidmens, kurį jis atliko šiame įvykyje. Tačiau niekas iš to neįvyktų be kaltinamojo. Nieko iš to. Įrodymai šioje byloje parodė, kad kaltinamasis ir Dakota Van Patten veikė kartu. Nuo to momento, kai jie įėjo į Walmart nusipirkti mačetų ir pirštinių, iki to momento, kai jie užsuko į Quick Star ir nusipirko Salvatore Ciberus. Pakalbėkime apie Dakotą Van Patteną. Dakota Van Pattenas nesigėdijo to, ką padarė. Jis tuo gyrėsi. Praėjus vos kelioms valandoms po nusikaltimo, jis prisipažino apie tai kitam žmogui.
Dakotos Van Pateno DNR randama ant antrosios pirštinės vidinės pusės, Melodijos Hoffman akinių ir panaudotos lipnios juostos ritinę. Jūs nusprendžiate šios bylos faktus, kuo esate tvirtai įsitikinęs. Ir kai tai padarysite, priimsite 3 išteisinamosius nuosprendžius. Ačiū Jums. Prisiekusieji grįžta svarstyti ir vos po 2 valandų jie grįžta su savo verdiktu. Byloje pavadintoje Ajovos valstija prieš McKinley Luizmą. Dėl pirmojo kaltinimo mes, prisiekusieji, pripažįstame kaltinamąjį kaltu dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės. Dėl antrojo kaltinimo mes, prisiekusieji, pripažįstame kaltinamąjį kaltu dėl pirmojo laipsnio pagrobimo. Dėl trečiojo kaltinimo mes, prisiekusieji, pripažįstame kaltinamąjį kaltu dėl sąmokslo įvykdyti smurtinį nusikaltimą. Pasirašyta prisiekusiųjų pirmininko. Būdamas pripažintas kaltu pagal visus kaltinimus, McKinley's Luizma eina į nuosprendžio paskelbimą dėl Melodijos Hoffman nužudymo. Ir čia Megana, Melodijos mama, pagaliau gali tiesiogiai kreiptis į McKinley. Tu susidūrei ne su ta mama. Tu susipykai ne su ta šeima. Atsiprašau, kad niekada nesijautėte mūsų šeimos dalimi. Dabar žinau, kad tu niekada negalėtum pritapti prie rūpestingos, mylinčios, palaikančios šeimos. Viskas, ko Melodija norėjo, buvo rūpintis tavimi ir tave palaikyti. Ji maldavo manęs leisti tau pasilikti pas mus, kad tau nereikėtų žiemą miegoti savo automobilyje. Su kiekvienu tavo suvalgomu kasniu ir kiekvieną kartą, kai atsiguli į tau paruoštą lovą, Melodija vis dar tave aprūpina. Ji pasirūpins tomis grotomis, už kurių dabar gyveni, visam likusiam tavo gyvenimui. Prieš paskeldamas nuosprendį teisėjas taip pat turi keletą žodžių McKinley. Pone, jūsų nusikaltimai akivaizdžiai pražūtingi Melodijos Hoffman šeimai, tačiau jie taip pat pakerta visos bendruomenės saugumą ir saugumo jausmą. Įkalinimo iki gyvos galvos bausmė, da galimybės išeiti į laisvę yra tinkama bausmė už šiuos nusikaltimus ir būtina bendruomenės apsaugai. 2025 m. rugsėjo 17 d. prasideda Dakotos Van Pateno teismas. Ponios ir ponai prisiekusieji, išankstinis apgalvojimas, įvykdymas, šventimas. Kartu Dakota Van Patenas ir McKinley's Luizma, draugai, bendrininkai, teroro partneriai, iš anksto apgalvojo ir įvykdė Melodijos Hoffman pagrobimą ir nužudymą. Buvimas nėra dalyvavimas. Prašau jūsų atkreipti dėmesį į visų minimų dalyvių tarpusavio santykius. Atkreipkite dėmesį į santykius tarp McKinley ir Melodijos. Jie vėl kartu, vėl išsiskyrė, vaikinas ir mergina. Bet kas tiksliai vyksta su jų santykiais, tą aptariama naktį. Ar McKinley's tą dieną yra meilės trikampyje? Ar dėl jo kyla rimtų pavydo problemų? Ar čia įsitraukia nėštumas? Ar McKinley's turi motyvą pakenkti Melodijai? O ar Dakota turi? Įrodymai parodys, kad Dakota buvo su McKinley. Įrodymai parodys, kad Dakota buvo su Melodija. Bet ar vien jo buvimas yra pakankamas, kad būtų pasiektas toks aukštas įrodymų lygis, nepaliekantis pagrįstų abejonių, kurį turi įrodyti valstybė? Dabar gynyba teigia, kad McKinley's Luizma buvo smurtaujantis, o Dakota bijojo McKinley. Pono Van Pateno pripažinimas, kad ponas Luizma buvo ramus vaikinas arba kad jis nebuvo smurtaujantis žmogus, buvo svarbus jo pripažinimas jo apklausos metu, nes vėliau teisme jis teigia, kad ponas Luizma buvo tas, kuris smurtavo, kad ponas Luizma buvo tas, kuris įvykdė šį veiksmą ir kad jis bijojo pono Luizmos, todėl nesikišo ir nesustabdė įvykių. Teisme prokuratūra pateikė įrodymus apie Van Pateno dalyvavimą Melodijos Hoffman nužudyme ir tarp jų yra kai kas labai neraminančio. Įvykiai parodys, kad tyrėjai vasario 21 dieną sugrįžo į pono Van Pateno namus su kratos orderiu rankose. Jie rado Melodijos Hoffman akinius. Tolimesnis tyrimas atskleidė, kad ponas Van Patenas ne tik paėmė akinius, bet ir juos matavosi bei fotografavosi su jais. Jis buvo pasidaręs apie 200 asmenukių, kuriuose dėvi Melodijos Hoffman akinius. Kai kurias nuotraukas jis netgi buvo išsiuntęs žmonėms per Snapchat. Po savaitės liudijimų ir baigiamųjų kalbų prisiekusieji grįžta svarstyti ir sugrįžta su kaltu nuosprendžiu pagal visus kaltinimus.
2025 m. lapkričio 14 d. Dakota Van Patten nuteisiamas kalėti iki gyvos galvos, be teisės išeiti į laisvę lygtinai. Aš esu prokuroras jau 25 metus, esu iškėlęs daug bylų dėl nužudimų. Po kiekvieno nužudimo, kai prisiekusiai priima apkaltinamąjį nuosprendį, visada skiriu akimirką savo ir tada mane pasiekia tikroji žmogaus gyvybės praradimo realybė. Tave užplūsta adrenalinas, ką tik sulaukiai apkaltinamojo nuosprendžio, pasiekiai teisingumą, bet tai nesugrąžina to žmogaus. Turiu minėti, tai buvo tiesiog siaubingas praradimas šiai šeimai. Manau, tai yra tai, kas liks su manimi visą likusią karjerą, ką ši šeima turėjo išgyventi. Mes pasiekėme jam teisingumą, bet Melody Hoffman turėtų būti gyva. Yra daug prisiminimų apie melą. Noriu pasakyti, mes su ja praleidome 20 metų. Ji visada stengiasi, kad visi būtų laimingi. Prisimenu vieną kartą, mes ėjome per prekybos centrą. Buvo kalėdų metas. Buvo 2 moteris ir Melodija pasakė viena iš jų: man patinka jūsų megztinis. Ir ji buvo sužavėta. Tai buvo aiškiai matyti jos veide. Moteris buvo 9 danguje, kad kažkokia paauglė pagyrė jos megztinį. Ir tai buvo pasakyta gražiai. Mes šiek tiek nutolome nuo jų ir aš paklausiau Melodijos: ar tau tikrai patiko jos megztinis? O Melodija sako: ne, aš tiesiog norėjau pamatyti jos šypseną. Tokios situacijos kartodavosi kiekvieną kartą, kai kur nors eidavome. Iki pat galo ji tikėjo žmonių gerumu. Ji tiesiog norėjo pasilinksminti. Paskutinėme vaizdo įraše ji šoko galinėje sėdynėje. Ir manau, kad vien stebint tai, ką sužinojau apie ją, yra duoklė tam, kas ji buvo, kokį gyvenimą ji gyveno. Šypsodamasi, šokdama, juokdamasi iki pat pabaigos. Tai, kas jai nutiko, yra tikrai siaubinga ir jos šeima jaus didžiulį netekties skausmą. Pasauliui reikia daugiau tokių žmonių kaip Melodija Hoffman, o ji buvo atimta.